Tau buvo 23 metai, kai tu išvykai į Indiją. Tada galvojau, tai jeigu visas tas, ką man sako mano šeima, mano visuomenė, yra tai, kas nėra man visiškai tiesa. Tai kas yra ta tiesa? Pratau, kad savybės, katras aš turiu, yra šeimyninės savybės. Vis noriu pasidalinti tą meilę, kur aš jaučiu. Tai kas tau yra šiuo metu svarbiausia gyvenime? Dėkingumas ir meilė tikriausiai. Labas, aš esu Gintarė, o tu klausaisi laidos Endobiogenika. Man labai patinka temos, kuriuose tyrinėjame laimę ir gyvenimo prasmę. Sutik, kiekvienas laimę patirime skirtingai. Vienam tai apvali suma sąskaitoje, kuris suteikia saugumą, kitam įdomi prasminga veikla leidžianti save realizuoti, o kai kam tai tiesiog gyvenimo patyrimas per mažus, kasdienius, gal net daugumai nereikšmingai atrodančius dalykus. Kai pradėjau kurti šią laidą, svajojau joje kalbinti žmonės, kurie tokie patys kaip tu ar aš, bet jų patirtys ir pasirinkimai tam tikrose gyvenimo srityse nebejotinai gali būti įkvėpimo šaltinis kiekvienam iš mūsų. Todėl labai džiaugiuosi savo studijoje turėdama svečią, Tudžą Butkevičių, kuris būdamas 23 išvyko į Indiją. Išvyko tam, kad suprastų, kokia jo gyvenimo prasmė. Ir dėja, kaip gyvenime būna, tada, kai galvojo, kad ją rado, pajuto troškimą grįžti į pasaulietišką gyvenimą, kur galėtų vystyti prasmingą veiklą bei patirti meilę. Tad šiandien kalbėsime apie drąsą klausyti širdies, prasmės bei vertybių paieškas ir kodėl tai svarbu. Labas, Tudžia. Labas, Gintarė. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi lengvai. Gerai. Man žinai, kas yra labai smalsu, pristatinėdama tave, pristatinėjau tave Tudžia vardu. Labai retas vardas, nežinau, pirmas toks Lietuvoje. Taip, pirmas Lietuvoje aš buvau, tai dabar tai čia yra ne vardas, katrą man davė mano tėveliai, o vardas, katrą man suteikė mano guru. Tai mokytojas, pas katrą aš buvau išvykęs, yra Sadguru ir mums po kažkokio laikotarpio buvo suteikta galimybė gauti naują vardą. Kiekvienas gyvas ir negyvas žmonės ar gyvūnai ar daiktai turi atitinkamą vibraciją. Ir palei tą vibraciją yra suteikiamas vardas arba garsas. Tai mano garsas kaip žmogaus, kaip šito kūne yra Tudžia. Ir ta vibracija, kad yra skleidžiama to garso, Tudžia, tai jisai turėtų nuvesti mane kaip į geriausią versiją savęs. Tai tave, kai šaukia Tudžia, tau malonu. Taip. Labai norėčiau grįžti prie to vardo parinkimo procedūros. Taip, kur tu turi parašyti jam laišką, ten su nuotraukam savo, su dar keliom detalėm ir tada turi laukti jau. Tai aš po 1,5 metų laukimo gavau tą vardą. Supratau. Ir tu neturi galimybės atsisakyti, pavyzdžiui, jeigu tau nepatinka. Ne, bet geras klausimas, nes tik prieš, tai čia buvo prieš gal kokius 7 metus ir keletas iš mano aplinkoj mokytojų ir tie vardai buvo suteikiami tik mokytojams, kas jau yra baigę mokyklą, kad jie praleido daug laiko sadonoj, kad jie daug laiko tą meditaciją darė, kad jau tas vardas jie vertins jį. Tai vienas iš moksleivių, irgi mano mokytojų, jisai sako, aš irgi vardą paprašiau, mes čia laukiam visi kartu. Ir aš tuo metu buvau atskridęs į Europą aplankyti šeimą mėnesį ir aš jau parskridinėjau atgal ir jisai rašo grupiai, kad man Sadguru suteikė naują vardas ir mano vardas yra Buka. Galvoju, kaip man dabar reikėtų grįžti į Lietuvą ir sakyti visiems, kad aš Buka dabar esu. Ir tu neturi pasirinkimo, pasakyti, man šis vardas nepatinka, žinai, taip. Nes aš išnekėjau su vienu tokiu, jis yra verslininkas, bet gyvena Ašam irgi. Sako, kas dabar atsitiktų, jeigu Buda arba Jėzus ateitų? Sako, ar jūs, vis tiek, jisai vienas iš didžiausių tekstilės gamintojų Indijai. Sako, ar aš sakyčiau ten Budai, ne, palauk, leisk man dar 2 marškinius parduoti ir aš tada jau eisiu su tavimi. Tai tas pats ir su vardu galvoju, jeigu mano guru yra ir jis dabar yra gyvas dar ir suteikia tą galimybę duoti man vardą, aš tikrai noriu priimti tą dovaną.
Bet po to, kai perskaičiau tą buką vardą, galvoju, nu, nežinau dabar ką daryti. Bet galvoju, nu, aš turiu tą pasitikėjimą jame, Sadguru, kad jisai, nu, kad ką aš gausiu, nu, bus man jisai. Tai gerai, tu čia, o dabar grįžkim prie tavo kelionės pradžios. Tau buvo 23 metai, kai tu išvykai į Indiją. Tai vykti tokį žingsnį, priimti ir vykti į šalį, kuri žinoma dėl savo dvasingumo visų praktikų, kas tavo gyvenime tuo metu vyko, kaip atsirado sprendimas, iš ko jisai atėjo, papasakok daugiau. Jo, tai Indija man taip atrodo buvo toks kaip galutinis taškas tokiam ir apie 22 metų aš turėjau ganėtinai gerą darbą, aš buvau tada Anglijoje išvykęs ir kadangi aš uždirbau daugiau negu aplinkiniai mano, galvoju, o man čia kaip fainiai, aš čia galiu ir tą leisti, ir mane po to paaukštino ir aš galvoju, o jeigu aš tik tiek uždirbsiu, man bus viskas gerai, aš nieko taip finansiškai nebenorėsiu, aš jau būsiu savim pasirūpinęs, man čia čiki-piki viskas, aš čia galiu viską daryti. Ir mane paaukštino, aš tada uždirbau daugiau pinigų ir po 4 mėnesių žiūriu, man vėl reikia kažko daugiau, man jau ir aš vėl noriu geresnio buto ir labai greitai tas ratas vėl apsisuko ir aš supratau, kad tas ratas vis keičiasi, bet, nu, pažiūrėk, geresnis butas, geresnis namas, ar gražesnės kelionės, ten fainesnį laivą valtį ir tada galvau, aha, tai jeigu visas tas, ką man sako mano šeima, mano visuomenė, yra tai, kas nėra man visiškai tiesa. Tai kas yra ta tiesa? Tai tada, aš nežinau, man toks klausimas iškilo ir aš galvoju, aha, ką man tada reikia daryti? Nu, galvoju, man reikia išsiaiškinti, ką man reiškia mano tada vertybės. Nes jeigu būtum paklausęs mane šitą klausimą anksčiau, aš būčiau tau pasakęs, ką mano mama sakė, ką mano tėtis sakė, ką mano visuomenė sakė, už ką balsuot būčiau pasakęs, už ką ten viskas priklausė vien tik nuo mano bendruomenės. O tai kokios buvo tuo metu tavo vertybės? Nu, kad reikia dirbti, užsidirbti, keliauti, užauginti šeimą ir viskas, pasirūpinti savo aplinką kažkiek. Bet vis tiek buvo labiausiai, kad tu turi pasiekti labai daugą ir pasiekti tą gali, jeigu esi geresnis už kitus. Konkurencija tokia. O, jo, labai. Ir dvasingumų čia nekvepia. Ne, visiškai. Ir aš susitikau Sadguru tada Londone ir aš supratau, kad jeigu yra kažkokia tai tiesa gyvenime, tai jisai yra arčiausiai to. Ir kad ir kokiu daug tiesų yra pasaulyje, man atrodė, kad jisai yra arčiausiai to prisilietęs ir tas gyvenimas yra tikriausiai gyvenamas. Tai aš tada pradėjau daugiau domėtis, pradėjau vaikščioti seminarus ir supratau, kad kaip aš gyvenau pradėjau gailėti savęs iš tikrųjų. Gailėti dėl to, kaip jo, tu gyvenai. Atrodo, aš metus pragailėjau savęs, atrodo, kad aš išmečiau savo gyvenimą, kad, nes buvo ir alkoholio, ir vakarėliai visokie, ir galvoju, aš taip savo kūną kankinau. Ir man tai buvo gėda dėl savęs, dėl tos tokios kūnui duotos kančios. Ir visus metus aš tiesiog buvau tokioj kančioj. Ir aš tada jau viską fainį, aš ten ir bėgiodavau, ir sportuodavau, ir aš visą laiką tokį sveiką gyvenimą gyvendavau, bet tikrai būdavo to tokio, kur galvoju, ką aš darau. Ir metus praleidau gilindamasis į save ir gailėdamasis, kad kaip aš gyvenau. Ir ne to, kad aš blogai gyvenau, bet suvokiau, kad buvau tiek atitolęs nuo savęs. Ir labai skaudžiai buvo. Baigėsi tavo tas gilinimasis? Baigėsi, kad... jo. Tai baigėsi, kad aš nusprendžiau, kad aš pajaučiau, kad taip kaip aš galėčiau gyventi gyvenimą, kad jeigu aš būčiau žinojęs, kad tos galimybės tokios, kad tu neturi būti nervuotas, čia nėra natūralu, nėra. Tai, kad tu gali turėti įrankius, gali medituoti, gali daryti kvėpavimo pratimus, gali daryti jogą, kad visi tie įrankiai suteikia tau, kad tu gali jaustis laisvai, tu gali jaustis gerą versiją savęs. Daugiau kartų, negu aš jausdavaus anksčiau. Ir tada aš nusprendžiau išvažiuoti į Indiją į jogos mokytojų apmokymus, tai yra 1,5 metų kursai.
Ir į tą vienuolyną aš išvažiavau pusei metų. Bet tu turėjai darbą, tu turėjai gyvenimą visą, turėjai draugę tuo Jo, metu. tai turėjau, čia buvo vienintelė tokia santykiai, kad buvo, tai 2 metus mes buvom kartu ir turėjau ir karjerą ir viską. Ir tuo metu aš tiesiog turėjau nuspręsti, ką aš noriu daryti, kaip aš noriu gyventi. Ar aš noriu toliau darbuotis, užsidirbti ir tęsti tą gyvenimą, kaip gyvenu, ar aš noriu išsiaiškinti, kas aš esu. Ir aš nusprendžiau, kad aš visada galėsiu užsidirbti, čia yra ne tas, tai aš nusprendžiau priimti tą sprendimą ir išvažiuoti. Ir aišku, niekas manęs nepalaikė, net ir šeima. Turime daug metų su manim nesišnekėjo. Tėvai, ta prasme? Daug šeimos narių. Tėvai labai, nebuvo priimtas sprendimas irgi, kad kaip fainiai, tu čia važiuoji, atras save, kaip gerai. Jis, tikrai buvo nepriimtas į gerą pusę, kad aš čia. Ir net ir buvo galvo, kad man čia smegenis praplovė. Ir net buvo sesuo atvažiavusi į Indiją ieškoti, ar manęs čia nėra, nes yra istorijų, kad ten visokie narkotikai prasideda ten, labai daug visokių. Ir sakau, ir jinai sako, aš noriu atvažiuoti. Tai buvo atvažiavus, nes aš turėjau atvažiuoti ten, turėjau tik pusmetį gyventi ir grįžti atgal. O tu, Džiovat, noriu paklausti, tu sakai, kad priėmiau sprendimą, žinai, tas pasakymas skamba labai paprastai, bet aš įsivaizduoju, kad tai vis tiek yra procesas ir tu per tą ir kaip palaikymo nesulauki jokio. Kiek tau, jeigu tu prisimeni, kiek laiko nuo tos pirmos minties, kad gal man reikia išeiti, iki to, kai tu priėmei ir sakai, aš galėsiu visada užsidirbti, bet dabar aš šitame etape sakau, kad noriu važiuoti į Indiją ir noriu pabandyti pasibaigti tos kursus, net jeigu šeima nepalaiko. Aš nežinau, ar buvo vienas toks momentas, bet atsimenu, kai aš išmokau tokią praktiką, vadinasi Šambhavi Mahamudra ir mumis kaip vyrus visą laiką yra pasakojama, kad, pavyzdžiui, susigraudinti ar verkti tai yra silpnumo ženklas, kad tu negali rodyti savo emocijų ir tai yra užgožiama dažniausiai. O kur, pavyzdžiui, jogoje mes sakome, kad ašaros yra tiesiog sukilusios tavo emocijos, kad tai gali būti ar geros emocijos, ar švelnios, ar kažkokios kitos, tai nėra blogai, tai yra, viskas gerai yra su to. Tai. Ir tu turėtum leistis patirti savo viską irgi, išreikšti tas, nes ir mes dėl meilės verkiam, ir dėl džiaugsmo, ir dėl liūdesio. Ir aš atsimenu, sėdu toj programoje ir verkiu visas. Ir galvoju, kad jeigu aš būčiau anksčiau radęs jį, tai jeigu aš būčiau anksčiau radęs jį, aš būčiau tapęs geresnę versiją savęs. Ir aš nenorėjau atimtos galimybės iš kitų. Ir galvoju tada, reikia man važiuoti ir išmokti, parvažiuoti ir pasidalinti. Bet tas gavosi, kad užtruko 8 metus. Tai vat aš dabar labai apie tuos 8 metus norėčiau. Išvažiavai pusį metų, bet likai 8 metus. Pakalbam apie tavo gyvenimą ašrame ir kaip tu priėmei sprendimą likti daugiau negu pusį metų? Tai tas pusmetis, aš iš viskai atvažiavau, tai buvo festivalis 3 dienų guru Purnima, kur mes atiduodam savo pagarbą žmonėm, kad jie investavo savo gyvenimą ir atidavė dvasingumui. Tai bet kas gali būti. Ir aš pirmą kartą buvau Indijoje ir ten buvo gal kokį 15 000 žmonių vienoje salėje. Ir labai greitai pasidarė man nejauku, nes aš nebuvau pažįstamas kultūros atžvilgių ir man buvo nepatogu. Viena, aš negalėjau sėdėti ant žemės ir man sunku labai buvo. O kita, kad prasidėjo daug visokių procesų. Taip, aišku, per meditaciją žmonės
skleidžia garsus, šaukia, valiojas ant žemės ir man tai tiesiog būdavo, aš galvoju, tai ką aš čia, ar čia dabar čia. Jo. Ir aš atsimenu, pirmą dieną grįžau į savo kambarį ir aš žiūriu į veidrodį ir galvoju, ką tu čia darai, žinai, ar tu, tipo, viskas, tau čia nereikia būti, tu gali apsisukti, viskas tvarkoji, pamatėjai savo Sadguru, važiuok atgal. Bet, nes tiesiog buvo taip neįprasta viskas. Ir po kažkurio laiko, tai po to, čia jau po pusę metų, labai intensyvus buvo tas laiko tarpas, nes mes darydavom jogos ir medituodavom apie 10-12 valandų į dieną. Ir tas laikas praleistas aplinkoje, nes mes tada tokiam kaip kukonė tu pasidarai. Tai tame kukonė tu esi toks kaip ir apsaugotas visą laiką ir tas kukonas tave, tu tiek suintensyvėjai, kad tu pradedi visiškai kitaip patirti gyvenimą. Tiesiog pradedi labai daug sluoksnių nuo savęs nuimti ten, kad tu esi kažkam sūnus, tu esi kažkam tėvas, tu esi kažkam draugas ir vieną po kito sluoksnio nuo tavęs nulupinėja tenais. Ir tiek nulupa nuo tavęs sluoksnių, kad tavęs atrodo kaip ir nebėra ir tada tu gali tą gyvenimą patirti. Ir tada tokia kaip ir atgaiva, kai pradarai langą po ligos, atrodo šviežio oro įeina ir tu galvoji, wow, aš pamiršau kaip gerai yra. Ir kai nuo tavęs nulupinėja tos sluoksnius, tai po viso to mokymo tu galvoji, wow, aš galiu taip gyventi. O tau tik tada toj pradžioj buvo kilusi ta mintis, kad reikia gal rinktis daiktus ir varyti atgal, ar dar buvo tada kilusi tokia mintis? Tokia kaip tikroji, tai tik tada, tik tą pirmą dieną. Tokia iš to išgąsčio gal, iš to nežinojimo tokio. Iš tos baimės, ar aš pasirinkau gerą sprendimą, kad ar tai yra, nes aš viską palikau, viskas, aš galvoju, gerai, aš galiu apsisukti, gal važiuoti atgal, čia viskas tvarkoju, bet po tų 3 dienų, po to jau kaip prasidėjo, toks, kai jau įžengiau į tą, jau po to nebebuvo jau tokio, kaip suktis atgal. Tai kaip tu likai? Bet kodėl tu likai? Ir tada pakalbėsim apie tai, koks tas gyvenimas, bet dabar kodėl tu likai? Ja, nes gyvenimas Ašame ir vienuolyne, jisai skiriasi nuo mokymų, nes tas kukonas ir po to tu kaip ir, o kodėl ne pusę metų, 8 metai, aš atsimenu, jau čia buvo prie mokymų galo, vienas iš paskutinių dienų ir net mano partnerė atvažiavo tuo metu aplankyti manęs į Indiją ir tiek daug įvyko, tiek daug procesų visokių skirtingų. Ir aš sėdžiu ir galvoju, o ką man dabar daryti? Ar aš esu pasiruošęs perteikti tas žinias, katras aš turiu? Ar man dar reikia kažko? Ir aš sėdžiu su tokiu vienuoliu, Swami Ulasa. Ir aš sakau, Swami, aš pasimetęs, sakau, aš nežinau, ką daryti. Sakau, ar man dabar reikia toliau gilintis į save, nes aš tiesiog atrodo geriu viską, ką man yra informacija ir tas žinias ir išminti man perduoda tiesiog labai daug visko per trumpą laiką. Ar aš turėčiau eiti į pasaulį ir dalintis tą išmintimi, katrą man suteikia. Ką aš turėčiau dabar daryti? Ir sako, ko tu čia pergyveni? Sako, kodėl? Sako, važiūrėk, šitas palmės medis. Sako, jisai negalvoja, ką jam dabar daryti. Negalvoja, ar jo vaisiai bus skanus. Ar jo vaisiai suteiks laimės, džiaugsmo ar meilės aplinkai. Jis to negalvoja. Jisai daro, ką reikia. Jam dabar reikia augti, jisai auga. Jam dabar reikia saulės, jisai gauna saulės. Tai sako, tai nėra, sako, žiūrėk, ko tau reikia dabar. Ir ar tu jautiesi, kad tą išmintį gali perteikti ar ne. Aš jau buvau nusipirkęs skrydžio bilietus atgal į Europą ir galvoju, gerai, važiuoju, pažiūrėsiu atgal ir grįžau į Europą mėnesį ir galvoju, reikia pasižiūrėti, ar tai yra dabar, ko man reikia ir aš surengiau keletą klasių, čia buvo Londone ir einu per gatvę ir aš galvoju, mano guru yra gyvas, o aš čia galvoju, ką aš darau.
Ir, ir aš suvokiau, kad man tuo metu reikia būti ašam. Jo galėtų ten ir nebūti, bet kad aš dėl jo esu ten, man reikėjo tą žinoti, kad visą tą, ką jis man davė, kad mano ta idėja, kad aš eisiu, aš mokysiu, aš čia užkariausiu pasaulį, čia, žodžiu, visus laimingais padarysiu, kad yra daugiau, ką aš galiu padaryti. Ir jisai žino, ką man dabar reikėtų gal padaryti. Ir aš grįžau atgal ir tada po 7,5 metų dabar jau grįžau kaip ir visam. Gerai, tavo kelionė ten užsitęsė, ta prasme, tu likai ilgiau ir kokį tu matei save, pavyzdžiui, tu pasirinkai dėl to, kad Sadhguru buvo gyvas, jisai sukūrė šamą, kur galėjai mokytis. Vis tiek turėjai tą daryti su kažkokiu tikslu, ar tiesiog leidai savo būti tiek, kiek būsis? Na, mumis dažniausiai moko jis, kad gyvenime reikia daryti tai, kas yra reikalinga ir kas yra svarbiausia. Yra labai malonu daryti dalykus, ką mes norim ar kas mums patinka. Aš noriu keliauti. Aš anksčiau, man būdavo toks, kad aš negalėčiau gyventi ašam, nes man patinka keliauti. Nes aš noriu ir ten važiuoti, man patinka ten dviračiu važinėtis. Ir aš atrodo, kad negalėjau pilnai atiduoti savęs, nes aš galvoju, aš dar nesu iškeliavęs, nesu visų pasaulio šalių aplankęs, man dar keli žemynai yra aplankyti, dar aš negaliu. Bet aš tokią atsakomybę pajaučiau, kad man reikia daryti tai, kas yra svarbiausia dabar gyvenime. O man svarbiausia buvo prisidėti prie darbų, ką jis daro. Tuo momentu, kad gyvenime yra tas svarbiausia. Bet gyvenimas ašame, žinai, aš tau pasidalinsiu kaip aš, kur niekada nebuvus ašame, kaip jį mato. Tai kad jisai siejamas ir su tokia askeze, disciplina didžiulė, dvasingumu, meditacijom, kas tai yra neišvengiama. Ir mane tai truputėlį gąsdina, ar tai atitinka, tai kaip aš suprantu, ir kažkoks pareigų netgi turėjimas, ta disciplina šitoje vietoje. Kokia yra iš tikrųjų, koks yra tas gyvenimas ašame? Tai iš tikrųjų man taip atrodo, dalinai vieną dalį tu supranti labai gerai. Dalį to asetinio gyvenimo, kad yra atitinkamos taisyklės. Kaip ir visur, kaip ir čia, dabar mes sėdim, mes turim atitinkamas, aš negaliu išbėgti ten nuogs į gatvę, mes turim atitinkamas taisyklės visuomeniai. Ten irgi mes turim atitinkamas taisyklės, kaip būti. Ir pagrinde vis tiek yra to asetiko gyvenimas tenais. Tai vis tiek mes keliamės anksti ryte, vis tiek mes keliamės apie 4 ryto, pradėti savo jogą, bet didelė dalis gyvenimo ten yra savanoriavimas. Tai savanoriavimas, aš sakyčiau, net dar didesnė negu ta joga ar meditacija, nes mums sako, kad idėja yra, kad darbą su savim daryti turėtum 24 valandas. Visada. Kad net ir miegodamas turėtum žinoti, kad sąmoningai viską tą daroma. Ir sako, jūs negalite išsėdėti vienoje vietoje 24 valandas, kol to negalima, ten ar 12 ar 14 valandų, tol turim daryti tai, kas mums palengvintų mūsų gyvenimą. Tai mes tokį žiūrim, kaip išdeginti savo tokį kaip karmos procesą, tai tą daryti per darbą. Tai tiesiog per kažkokį veiksmą ir sąmoningai jį darant. Tai didelė dalis buvimam ašam, pavyzdžiui, aš rūpinaus sveikatingumo centrui Rejuvenation 3 metus. 2,5 metų ašam ir po 1,5 metų buvau net išsiųstas į kitą miestą, Čenai vadindavos. Tai aš važiuodavau 600 kilometrų į kitą miestą ir ten savanoriaudavau, gyvendavau ten irgi. O pats ašam gyvenimas ir jo tie asetiniai tokie dalykai, tai jie yra labai intensyvūs. Nes mūsų mintis nori dažnai atsipalaiduoti, pavyzdžiui, ir dabar vakare norisi kažkaip atsipalaiduoti, norisi gal kažkaip nuimti ar atleisti tą gazo pedalą.
Nu, pažiūrėjau, dabar mūsų gyvenimas vyksta, visos emocijos, darbai, rutina, ir kažkaip po darbo dienos norisi atsipalaiduoti kažkaip. Ašam nėra atsipalaidavimo, jis visą laiką yra, kaip ugnis yra uždegta ir visą laiką greitai, tam, kad tu greičiau darytum dalykus. O žinai, dar galvoju, ašamas skamba kaip labai tokia gera vieta, žmonės ateina nušvisti, atrasti tą dvasingumą, bet tikiu, kad žmonės vis tiek yra visokie. Ar būna ten santykių problemų? Teko tau tą patirti ar ne? Žiauriai daug iš tikrųjų. Tai žmonės nesiskiria. Ar jie į dvasingumą eina, ar pasaulietiniam gyvenime gyvena? Ne, žmonės yra žmonės. Aha. Ir vienintelis skirtumas yra tas, kad ten žmonės ateina ir tu žinai, kad jie yra pasiruošę daryti darbą su savimi ir aš galiu tau atėjęs pasakyti, Gintarė, žiūrėk, dabar kaip tu pasakei tam žmogui kažką yra iš tikrųjų negerai, mes galim kažkaip kitaip tą padaryti. Aha. Aš galiu prieiti ir paklausti, kaip tu jautėsi ir mes galim išanalizuoti viską. Aš tau galiu duoti įrankius, pasirūpinti, kad taip nebesijaustum. Bet, o Jėzau, indiška drama yra labai daug šeimoj dramos, nes ten šeima priima beveik visus sprendimus už tave. Tai kai žmonės atvažiuoja į ašam, jie atvažiuoja ne vieni patys, o turi ir visą šeimos dramą atsiveža. Tai yra ypatingai daug dramos tame ir mes visą laiką sakom, kad kai tu atvažiuoji į ašam, yra ne atsivežti savo kultūrą, o pasimti, kas yra ten. Idėja yra, kad tu atvažiuoji ir tu susikuri ašam savy. Tai tokia kaip užsidegi, pasidarai tokia kaip nedidelį lauželį savį. Ir tu pirmą jį saugai, tu vis darai tą jogą, tu vis darai tą liepsną, tu kažkaip saugai tą ugnį savį, to savęs. Ir jinai turėtų pasidaryti tokią didelę, kad tu ją galėtum pasidalinti ir su kitais. Ir todėl mes ir sakom žmonėm, kad neatsineškit savo kultūros, neatsineškit savo dramos, bet išmokit, kas yra čia ir kaip gyventi su tais įrankiais, kad jie yra duodami. Bet dramos yra labai labai daug. Manau, ašam yra daugiau dramos negu mūsų bendroji visuomenė. Sakai? Ja. Tikrai daugiau. Tikrai. Šiaip mes gyvenam dramoj, tai dėl to galvau, kad gal ašamas yra ta vieta, kur galima išvengti, nes visi sąmoningi. Ne, ten būtų daug kartų daugiau, nes vėl viskas, pavyzdžiui, kai mes dabar užkuriam puodą vandens, čia mes galim nuraminti dramą. Mes galim, pavyzdžiui, jeigu vyksta drama su tėvais, mes galim išeiti į kitą kambarį, jeigu vyksta drama su kažkuo, mes galim kažkur kitur nuvažiuoti su darbu, mes galim biškį atidėti ją arba atitraukti. Ašam visada dega viskas ir visada viskas yra prie tavęs. Ir gyvenimas yra daug intensyvesnis. Ir jisai, pavyzdžiui, manęs ir klausia, jūs ten fainiai, jūs ten tikriausiai tik sėdit, medituojat, O ne? Ne. Aš tikrai tą patį galvoju, bet žinok, aš nesakau, kad čia faina, aš galvoju, kad Dieve padėk sėdėti ramiai tiek laiko ir medituoti. Labai intensyvų yra. Pavyzdžiui, mes vieną kartą į metus, bent mažiausiai vieną kartą į metus, einame tokią tylos programą. Tai tylos programa, kur tu sėdi vienoj vietoj ir medituoji po 12, 14, 16 valandų į dieną ir tu nieko daugiau nedarai, tu tiesiog sėdi ir medituoji tyloj 7-8 dienas ir po to tu toliau savo gyvenimą gyveni. Ir mes einam į tylą, kas 3, kas 4 mėnesius. Tyloj, kai aš sakau, tu net nežiūri į priekį, tu žiūri tik metrą į priekį, kad neatsitrenkt niekur, nes tu tiek nori sutelkti dėmesį į save, kad tu ten galvoji, būsi tyloj, čia žiūrėsiu į visus medžius, į dangų, į kalnus, ten visus drugelius pažiūrėsiu. Ne, tai kai mes būnam tyloj, visas darbas būna tik į save, tik gilintis į save ir viskas ir išsiaiškinti, kodėl aš jaučiuosi dabar taip. O tai pavyksta nuraminti tą protą, būnant tai? Jo. Nutyla kaimynas, galvoju. Mes dažnai sakom iš tos pusės, kad pirmas kelios dienos būna tik tam, kad pamatyti, kokį tu kompanijoje esi. Nežinau, ar esi turėjus galimybę pabūti tyloj. Kad tiesiog neskaityti knygos, nežiūrėti televizorius, tiesiog jokių interakcijų su niekom, tiesiog būti.
Jo, bet žinai, va čia kas yra ir manau daugumai žmonių, kurie nėra buvę ten Ašrame, tai yra ganėtinai baisu, dėl to, kad tai susijęs su tuo, kad tu turi sustot ir tarsi tinginystė yra vadinama, kad jeigu tu nieko nedarai, tai tu tingi, o tingėti tai yra negeras būdo bruožas. Tai aš manau, kad dauguma žmonių savo tiesiog neleidžia, žinai, sustot ir jie gal nori tiesiog pagulėti, nieko neveikti. Bet vidinis tas kritikas įsijungia, kad žiūrėk, ar ten mamos, ar tėčio, ar ten, nežinau, kieno balsu kalbantis, kad, tinginy, tai ką čia ant sofos guli, varyk dirbčinai. Ir tada dėl to žmonės puola kažką daryti, nors iš tikrųjų nenori. Mes tyloj irgi sakom negulėti irgi, kad jisai, tyla vis tiek tu aktyvi tyla yra, kad jinai nėra. Yra, klausimas, ar mintis sustoja? Ne. Nes mintis yra taip, kaip ir kiekvienas organas. Tarkim, mes nenorėtumėm, kad mūsų širdis sustotų. Ne, mes norim, kad jinai veikia. Taip pat ir mūsų sąmonė. Mes tiek daug metų praleidom ją puoselėdami. Mes nenorim, kad jinai sustotų. Idėja yra, kad mes norim turėti atstumą nuo jos. Dabar problema yra, kad viskas atrodo yra viename, kad nėra tokio, kad sudėliota į atitinkamas dėžutės, kad čia yra mano šeimyna, čia yra mano darbas, čia yra mano sportas, čia yra mano kažkas tai kita. Ir kad aš dabar eisiu sportuoti ir aš dabar paimsiu šitą dėžutę, atsidarysiu ir pasimsiu viską, ką tenais yra. Aš būdams ten kažkur galvoju apie kažką kitą. Tai problema yra tame, o ne kad mes nenorim galvoti. Tai jogui mes mokamės tiesiog kaip sudaryti atstumą tarp kas mes iš tikrųjų esam ir atitolinti tą minčių procesą, kad jisai nevargintų tiesiog. Ir tau sekasi tą daryti? Jeigu investuoji laiko į tą. O investuoji dabar? Ja, tai dabar. Nes kai buvai Ašrame, tai vienas dalykas, tarsi rutina tokia. O kai esi pasaulietiniam gyvenime, sunku rasti tam laiko? Dabar aš galiu tiesiog lengviau atsitraukti į erdvę, kur tai patirti yra lengviau. Gerai, tu čia dabar jau, tu esi čia, jau nesi Ašrame, kažkas tavo gyvenime turėjo įvykti, kad tu priėmei sprendimą vis dėlto po 8 metų išeiti iš Ašramo. Ar čia tave išvarė? Ne, tai šitas sprendimai irgi labai sąmoningai, aš paskutinius tai užtruko metus man priimti šitą sprendimą, kad nuspręsti, ar tai yra reikalingiausias dalykas, ar svarbiausias dalykas, ką man dabar reikia daryti. Tai užtruko apie metus man priimti. Tai aš kas 2 metus grįždavau aplankyti šeimą. Tai aš 2 metus būdavau vien Ašam, tada mėnesį grįždavau atgal. Ir vienais metais, kai grįžau ir mano močiutė mirė, ir mano mamos sveikata pradėjo blogėti ir aš supratau, kad aš labai atitolau nuo šeimos, nes buvo laiko tarpas, kur aš ėjau į ascetiko gyvenimą, tai į vienuolio gyvenimą. Ir tada tu labai atitolsti, tu pradedi nebebendrauti su šeima, nes mes žiūrim iš jogos pusės, kad mes gerbiam tas, kas mus atvedė čia į gyvenimą. Tai vien tik dėl savo mamos ir tėčio, aš esu čia, vien tik dėl jų. Bet jie nesugalvojo, kad mano širdis turėtų būti tokia, mano plaučiai turėtų būti tokia. Aš atėjau. Tai aš galiu tik nusilenkti jiem už tai, kad jie atvedė mane į šitą gyvenimą. Tai būdamas ten labai atitolsti nuo to, nes, pavyzdžiui, būdavo laikotarpis, kur mes net eidavom maldauti į miestą. Išmaldos prašyti. Išmaldos prašyti. Tai tu eini basom kojom, tik su kelniam, be drabužių. Ir labai, aš atsimenu pirmosius ten kelis kartus, kai reikėdavo eiti maldauti, ar ten kokio autobusų stotį, ar šventyklose, ar gatvėse tiesiog. Tai būdavo, tai kaip man čia dabar baltam kažkur, turit suprasti, kad Indija nėra švari šalis. Jinai yra labai
labai daug garso, labai daug kvapų, visos tavo sistemos yra pajungtos. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, mes einam dabar gatvį pasivaikščiot. Ką veikiam? Einam pasivaikščiot. Ten negali eiti pasivaikščiot, atsipalaiduoti, ten yra labai viskas intensyvu. Ir būt gatvėj su savo tuo bliūdeliu ir prašyti išmaldos labai atitolina tave nuo tokio visuomeninio gyvenimo, nuo to šeimyninio gyvenimo, nuo buities tiesiog. Ir nes tu visą save turi palikti, kad galėtum atsiduoti tam procesui, atsiduoti tai maldai. Nes čia ir toks išdidumo. Jo. Atrodo labai nuolankumo daug reikalauja ir toks priklausimo nuo kito. Kad, tai tu tik kito, tu nuo kito tik priklausai, visiškai. Tu daugiau nieko ir neturi, tu tik nuo žmonių, kur tu esi aplinkui. Tai labai labai sudėtingai. Tai, bet kas tave gražino į tą, vis dėlto, tu ruošėsi vienuolio keliui ir tada lūžis ir tu vėl čia. Tai mums Sadhguru visą laiką sakydavo, kad jums reikia atpažinti, kokias turit savybės ir puoselėti jas. Nėra aukštesnių ar geresnių savybių, yra tiesiog savybės, katros yra jūsų. Ir aišku, jūs galit laužyti viską ir sakyti, aš būsiu brahmacharis ir viskas, bet geriausiai yra puoselėti savybės, katras turit. Ir aš vieno iš tų programų, kur mes tyloj būdavom ir medituodom, supratau, kad savybės, katras aš turiu, yra šeimyninės savybės visgi. Nes yra, kad aš noriu pasidalinti tą meilę, kur aš jaučiu, aš noriu būti su kažkuo ir aš supratau, kad čia yra ne vienuolio savybės, nes žmonės aplinkui mane visą laiką siūlo, tu jau tikrai į vienuolio kelią, nes aš labai atsidavęs Sadhguru būdavau, man bet ką tu pasakyk, gerai, jo, ir vien iš to atsidavimo jam, tiesiog aš galėdavau labai daug ką padaryti iš to, kad dėl jo. Bet po to, kai jisai pasakė, kad jūs tiesiog puoselėkit savo savybės ir globokit jas, tai aš galvoju, mano ne vienuolė savybės. Ir tu pasirinkai grįžimą atgal, ar turėjai kažkokį veiksmų planą, nes, žinai, vienas dalykas išvažiuoti į ašramą be veiksmų plano, nes ten reikia būti, grįžtant į pasaulietinį reikia daryti, tai to veiksmų plano kaip reikėtų, tai kaip tu grįžai? Tai kaip aš sugalvojau grįžti, tai tas sprendimas buvo apie metus laiko priėmams ir aš supratau, kad to sprendimo buvo kaip du svarmenis tokie, kaip svarbiausia. Vienas yra, kad aš supratau, kad aš dabar tą savo gyvenimą atidaviau 8 metus Sadhguru ir aš buvau palikęs savo šeimą, tiesiog atitolęs nuo jos. Galvojau, kad mano tėvai sensta ir aš su jais bandžiau šnekėtis dėl pensijinio amžiaus, ką jie ten turi sugalvoję ir pokalbis visiškai negerai praėjo, bet galvoju gerai ir po biškį tie pokalbiai vyko ir aš supratau, kad vienas iš aspektų, kad man reikia atvažiuoti, pradėti rūpintis jais, o kitas buvo, kad aš vis tiek tada jau norėjau susirasti tą antrąją pusę ir jeigu aš norėčiau tą padaryti ašam, man vis tiek trūko tos finansinės atspirties, kad jeigu aš norėčiau, aš dabar susitokiu ir aš noriu savo ateities žmoną nuvežti kažkur ir aš neturiu, nes aš visus 8 metus prasavanoriavau ir jeigu aš neturiu galimybės, man iš tos vyriškos pusės atrodo, aš negaliu per gimtadienį jos nusivesti į restoraną, aišku, ten nėra, ten turi važiuoti į kitą miestą, ten vienuolynė nėra jo, bet vis tiek, kad neturėti tos galimybės pasirūpinti. Ir aš supratau, kad aš noriu turėti tą finansinę galimybę pasirūpinti žmonėm aplink mane, kas yra. Tai viena mano šeima, o kita tas žmogus, katras
Nu, tai Katras gerai, bus. tavo ketinimas pasirūpinti šeima, bet, kai grįžti, tai tugi neturi sukaupę santaupų, neturi pinigų, iš kažko turi gyventi, tau pašalpos niekas nemoka, tai kaip tavo ta realybė, kokia buvo, kaip tave sutiko pasaulis? Tai aš kai grįžau pirmą keletą mėnesių, aš tiesiog nusprendžiau praleisti laiko su šeima. Tai buvau keletą mėnesių nuvažiavęs sesės aplankyti, keletą mėnesių pabuvau su tėvais, tiesiog tokia kaip adaptacija nuo vienuolyno į visuomenę. Ir po to nusprendžiau, galvoju, gal man, kad man vis tiek reikės darbo ir aš buvau pradėjęs ieškoti labiau vėl dirbti pelno nesiekiančios organizacijose, bet dirbti Šveicarijoje, Ženevoje, bet vėl man parodė, kad projektai yra 3-4 metų ir aš galvoju, vėl šį didelį projektą įeinu ir... Nes mano idėja buvo, kad aš parvažiuosiu, dirbsiu Europoje kažkur, ne Lietuvoje, nesvarščiau tokios net galimybės dirbti Lietuvoje, galvoju, nes finansiškai tai galvoju, gal nebus tiek stabilu man, aš galvoju dirbsiu ar Šveicarijoje, ar kažkur kitur. Bet tuo metu, kai aš parvažiavau čia, aš pradėjau vesti seminarus, mokymus Lietuvoje ir... Čia gal tada, kur mes susipažinom pirmą kartą, ne? Vienas iš tų. Tai aš visokių skirtingų, ar Vilniuje, ar mane siūsdavo kitur irgi. Tai ir vienam iš tų seminarų susipažinau su savo dabar esamu kolegu Henriku ir jisai planavo irgi, tu buvo tik grįžęs į Lietuvą, planavo verslą įkurti. Okay. Ir sako, iš visų žmonių, kiek šiais metais, sako, susipažinau, sako, tu esi vienintelis, sako, su katru aš norėčiau darbuotis. Ir jis jau yra įkūręs ir savo kompanijas ir viską, sako, tai aš norėčiau, kad ir tu turėtum tą verslą, tai sako, kuriam ir sako, tu galėsi jį turėti ir tai mes dviese nusprendėm įkurti kompaniją. Tai čia, aišku, tai įkurti kompaniją, tai gyvas maistas atėjo jau po pusę metų tokio kaip įdirbio, planavimo, viso ką tada daryti, tiesiog buvo pirma tiesiog idėja, kad bendradarbiauti kartu su Henriku ir jis tada pardavė 2 namus ir sako, gerai, tai tada kuriam. Tai jisai didelę savo asmeninio turto tiesiog investavo tam. Sako, tu vis tiek metų atidavėjai savo gyvenimo. Ir kad... Tau labai jautru dėl to, kad žmogus tavim taip pasitikėjo toj situacijai ir kad galėjo tiek daug savo turto įnešti, kad turėtumėt bendrą verslą. Sunku yra sąmoningai įeiti į projektus. Pavyzdžiui, į tokį, net ir projektą yra sunku sąmoningai įeiti, kad, pavyzdžiui, žmogui nuspręsti, kad aš dabar darysiu taip ar ne kitaip. Tai visa ta idėja tokia, kad mes čia dabar kursim verslą. Bet tas jūsų verslas yra prasidėjo nuo to. Taip, tai mes nusprendėm tada kurti verslą, kad pridėtų vertės žmonėm. Nes jis pats, jo paties sveikata buvo sušlubavusi ir jisai per fermentaciją išsigydė visą savo sveikatą. Ir jis sako, aš noriu kažkaip perduoti tą irgi žmonėm. Tai vienas iš būdų, prisidėti žmonėm, kaip aš prisidedu su kas yra tiesioginis, tarkim, jogos seminarai, mokymai. Dauguma žmonių negali prieiti net prie to, ne vienas neturi galimybės laiko ar net nežino apie tai irgi. Tai kitas yra prisidėti su sąmoninga mityba. Tai todėl įkūrėm kompaniją Gyvas maistas, kad sąmoningai daryti maistą, kad ras truputį tos laimės ir to sąmoningumo atveda tau.
Ir pakalbėk, papasakok, prašau, daugiau man apie gyvas maistas, nes jūs turėjote išsigryninti su Henriku ir filosofiją. Ir kas man, šitoj vietoj, žinai, matant kitus lietuviškus produktus, kurie irgi sveikatai yra palankus ir matant kainas, man iš karto atrodo, kad kodėl pas jūs yra sąlyginai tikrai neaukšta kaina. Tai iš ko jūs gyvenat? Dar negyvenam. Tai idėja yra, kad mes visada tikėjom ir tikim dabar, kad produktai, kad jie yra tau reikalingi, turėtų būti prieinami. Net ir tas pats probiotinių žolelių gėrimas, kur mes gaminam, jis neturėtų kainuoti 15-20 eurų. Ir ten tik su akcija, kai yra akcija, tu gali nusipirkti. Kad mes geriau uždirbsim mažiau, bet jis bus prieinamas visiems žmonėms. Tai visas tas maisto gaminimas, nes mes tikrai galėjom ar kažkokį kitą verslą kurti, ar kažką, bet norisi, kad ne vien tu gautum naudą. Norisi, kad ta vertė būtų visiems žmonėms, kas yra aplinkui mumis. Tai viena tai būtų ar finansiškai, kad jie gali įpirkti tos produktus, o kita, kad ir vartojant jie jaustus gerai apie tai. Tai visas tas toksai sąmoningas, net ir Henrikas irgi jisai buvo laiko praleidęs Ašram ir su Sadguru, tai todėl tas sąmoningumas ateina iš tos pusės. O pradėjot nuo kokių produktų jūs? Nes dabar jau išplėtėte asortimentą. Dabar išplėtėm visko daug. Šiaip labai visko daug buvo ir buvo laiko tarpas apie 3 mėnesius, kur mes tiesiog buvom tokiam kūrybiniam laiko tarpe, kur tiesiog kūrėm produktus. Tai mes ten iš vieno slovykėlio į kitą slovykėlį, ten mes dainuojam jam, tai net ir... Dainuojat net? Dainuojamės jam net. O ką dainuojat? Tai mes leidžiam arba čantus, tai yra ta muzika, katra maloniai palaiko tą atmosferą, arba simfoninė muzika. Mes turim vieną gamybos vadovą, katra jinai žirgų išjodinėtoja būdavo ir jinai, kai atėjo, sako, aš noriu klasikinės muzikos klausyti. Tai mes tarp klasikinės muzikos ir tarp čantų mes su tom melodijom. Tai tas maistas užkrautas, teigiamą mintim, teigiamą energiją yra. Jo. O dar riešutai yra sėklos? Taip, tai mes daug linijų skirtingų turim, tai viena iš tų linijų yra mirkyti riešutai ir sėklos. Tai riešutai ir sėklos yra kaip žaliava, mūsų organizmui reikia paruošti juos kažkaip. Ir kai auga sėkla, ji turi tokią kaip apsauginę luobelę nuo vabzdžių, nuo visko. Ir mūsų organizmas nevirškina jos. Tai ją paruošti geriausiai yra išmirkyti vandenyje. Tada mūsų organizmas sugeba pasisavinti visas naudingas medžiagas ir fermentai, kad yra riešutuose ir sėklose, yra aktyvuojami. Tai yra puikus būdas, kaip tu gali pasimti visas gerasias savybės iš jo. Tai mes dabar esam vieninteliai Europoje, kad jie gaminam taip produkciją. Tai dabar, iš tikrųjų labai žmonėm yra, ypatingai vaikam patinka, kas, mamos deda vaikam į dėžutės. Į mokyklą. Apie riešutus, mano vaikams aš į dėžutės nededu, bet žinok, moliūgų sėkloms, toms sūdytoms, tai jie tikrai yra nebejingi ir tai tikrai labai skanus, sveikas, nuodėmingas, netgi sakyčiau, produktas. Čia yra mums kaip, aš sakau, jeigu vaikai mažesni ar paaugliai pritarė, kad šitas produktas, jeigu jie valgo, man yra toks kaip patvirtinimas, kad jisai yra geras. Čia, žinai, man daugiau iššūkio yra, kad tai būtų su saiku. Nes labai lengva paimti ir suvalgyti, nes čia, taip skanu ir tu imi, žinai, kaip saulėgrąžas ar ten moliūgų sėklas ir tiesiog pasimėgauji. Tai suprantu, kad su Henriku jūs ir toliau vystot gyvo maisto linijas, plečiat jas, esat partnerystėj, įmonė esat kartu įsteigę. Įmonė esam įsteigę, gyvas maistas, taip. Ir abu esat akcininkai ten. Suprantu, kodėl taip jautru. Gerai, Tudžia, o kaip tu manai, kaip tavo vertybės, kai jos vystėsi, nes atvažiavai į Ašramą jau vis tiek pasirengęs, kaip pats sakai, kad į Ašramą neatvažiuoja tie, kas yra nepasirengę pokyčiui. Tai atvažiavai jau su tam tikrom vertybėm, nes supratai, kas tau netinka, ten išbūdamas dar labiau save išvystėjai, kaip nuolankumą savo
atsidavimą kitiems, tarnystę kaip tokią. Ir pasirinkai tokį verslo modelį, kartu su Henriku pasirinko tokį verslo modelį, kuris irgi tarsi tarnauja kitiems, kartu gaunat grąžą, bet tai yra irgi tam tikra tarnystės forma. Tai, o jeigu kas tau dabar yra svarbu, palyginti tą Tudžę tuo metu, kuris atvažiavo į Šamą, kaip jisai keitėsi, kaip jo vertybės keitėsi ir kokios jos pas tave dabar yra? Tai jeigu tas Tudžė, kur atvažiavo prieš Ašą, buvo Virginijus tada. Nebelenktyniauju. Konkurencijos nebelenktyniauju ir aš galiu mokėti kainą už tai, kas aš esu. Nes anksčiau man reikėdavo paaiškinti žmonėm, kodėl aš tai padariau. Ne, tu palauk, aš tau pasakysiu, kodėl aš tai padariau, kodėl aš priėmiau kažkokį tai sprendimą, kad aš norėdavau būti suprasts. Kad visi aplinkui mane, palaukit, aš tam pasakysiu, mes norim būti suprasti. O kas nenori būti suprasti? Visi norim būti suprasti. Ir man gal dabar aš esu tiesiog pasiruošęs tą kainą mokėti, kad aš nebūtinai turiu būti suprastas. Nes aš dar ir jogos studiją turiu, tokia kaip savęs ieškojimui centrą esame kūrę. Tai man nebereikia savęs išaiškinti visiems, nes aš žinau taip ar taip, kad būsiu nesuprast, kaip aš puoselėju dalykus. Pažiūrėk, kodėl produktai nėra brangus, kodėl produktai kainuoja tik tiek. Ir man nereikia kiekvienam žmogui išaiškinti to. Aš žinau, kodėl mes taip darom. Tai gal tas lengvumas gyvenime ateina, kad tu žinai, kas esi. Ir tau nebereikia bėgti ir aplinkui save, aplinkui kitus žmonės, aplinkui visuomenę, kad gautum patvirtinimą kažkokį tai. Tai tas lengvumas ateina iš žinojimas, kas esi, ir tada tu gali puoselėti savo vertybės, katros tau yra svarbios. Dažnai ką girdžiu tą, kad man yra gana, kad nėra to, kad nepakankamai, kad per mažai turiu, kad tas mokėjimas pasitenkinti tuo, ką turiu. Tai čia daugumai, manau, yra siekiamybė, turėti dėkingumą už tai, ką turim ir nesiekti daugiau, nes galbūt nereikia mums to daugiau. Man atrodo, dėkingums ir vienas iš svarbiausių dalykų, kad mes gyvi esam, kad mes matyt galim. Žiūrėk, aš rytoj atsikelčiau ir nebegalėčiau matyti. Viską galėčiau atiduoti tik tam, kad vėl galėčiau tą. Tai toks nepamiršti to dėkingumo, kad mes visgi, jeigu tu atimsi viską iš tavęs, atimsi pinigus, atimsi visas tavo, ką tu turi, ten gražius drabužius, viską, bet jeigu tu vis tiek tu turi tą visą save, tai tu esi vis tiek pilnavertis gyvenimas. Nes dabar tame rate žmonių, kur asocijuojasi, yra žmonių, kad jie tikrai turi finansiškai save pasirūpinti, netgi ir mane remia irgi Nikol su Liana ir padėjo įkurti studiją jogos irgi. Ir aš tikrai matau, pavyzdžiui, koks aš, kurdamas verslą, nepamiršti, koks aš noriu būti ir žmogus. Nes vienas yra, kad tu gali tiesiog užsimerkti ir tiesiog sakyti, aš viską darysiu, kad mano verslas būtų sėkmingas. Ir tu darai tik tą. Tu pamiršti šeimą, tu pamiršti viską ir tu darai tik tą. Kaip arkliui, tuos, kur uždeda bėgti, kaip jie... Akidangčiai. Užsimerki ir kad dalykai būtų sėkmingi, tu kartais turi tą daryti. Tiesiog nerti į tą ir viskas. Bet aš to pačiu noriu nepamiršti, koks žmogus esu. Ir tos žmogiškos vertybės, tas dėkingumas, jis turi eiti ranką su ranka verslę. Tai iš tos pusės. Kai priėmei sprendimą grįžti į pasaulietinį gyvenimą, minėjai ir kaip vieną iš motivacijų širdies reikalą, kad nori patirti meilę, nori rūpintis šeima, taip, pasidalinti tuo, ką turi, bet tai reiškia, kad neteisi, neduosi žmogui, kuris neištiesęs rankos, jei su gniaužta kumštį nelabai ką įdėsi, bet nes turi būti kažkoks santykis, tarpusavio supratimas. Tai kaip tau šitoj srityje, ar tau sekasi
Pasidalinti meilę su, ar turi partnerę kažkokią? Tai partnerės dabar neturiu. Kaip sekasi tame? Įdomiai, sakyčiau. O kodėl? Nes aš bendravau kelis mėnesius su mergina, čia prieš keletą mėnesių atgal ir vasaros metu. Ir aš atrodo, aš čia ir to norėčiau, čia ir šitas. Bet aš po to suprantu, kad yra dalykai, kad jie yra jau pas mane, katrų aš ir sako, kad jeigu mes norim kažką priimti, mes turim kažką atiduoti. Čia tu bet kokį projektą nori priimti, ar tu bet ką, tu nori dienoj ir tavy yra tik tiek. Tai tu gali tik tiek turėti to dėmesio ar to. Tai ir kad surasti tą žmogų, katras ateina pas tave į gyvenimą, katras su panašiom vertybėm, yra ganėtinai sunku. Pavyzdžiui, čia tiesiog toks pažiūryti atsikėlęs, vietoj to, kad aš ten pasigulinėti, žinai, praleisti laiko, eiti papusryčiauti lėtai. Ne, aš noriu atsikelti, eiti rytą, daryti jogą, medituoti ir jau iš karto gaunasi konfliktinės situacijos, kur, hei, mes netaip matom, mes netaip matom pasaulius, kad vis tiek mano pirmenybė yra, kad mes turim pirmą būti geri žmonės ir tik tada eiti į santykį, o ne eiti į santykį ir bandyti tapti gerais žmonėmis. Tai nežinau, aš ganėtinai sudėtingai yra surasti žmogų, katras dalintus tom pačiom vertybėm. Ir aš nėra kažkokio tai kriterijo, kur jisai turi būti iš ten to vienuolyno ar daryti tas praktikas, bet žmogus turi žinoti, ką nori, arba bent gilintis į save, kad nori turėti tą norą gyvenimui. Tai, bet dažnai žmonės tiesiog jie nori daryti dalykus tiesiog. Aš nieko prieš daryti dalykus irgi. Taip, bet žinai, aš girdžiu ir bandau suprasti, tau lyg ir ne problema tai, kad moteris bus pasaulietinė, pavyzdžiui, ir jinai tau sudarys erdvę pačiam užsimti tuo, kas tau svarbu, bet jinai lygiai taip pat iš tavęs galės tikėtis, kad tu priimsi ją su jos, nežinau, požiūrį į gyvenimą, galbūt jai nepatinka medituoti, gal jinai pas psichoterapeutą labiau vaikšto ir tai yra jos, gal jinai į sporto klubą eina, o ne jogos Surya Namaskar asanas daro, žinai. Tai čiagi nėra problema. Ne, nėra problema. Problema visiškai nėra, nes, pavyzdžiui, tikrai yra tiek daug išraiškų, kaip tu gali save atskleisti. Aš esu radęs savo ir tu esi tikrai radus savo, nes tikrai ar per sportą, per meną, per sportą, tikrai. Bet, pavyzdžiui, jeigu klausant iš santykių, aš nelabai tikiu tuo, kad aš negaliu be tavęs gyventi, soulmates, kad be tavęs aš jau nebegyvensiu. Ne, mes vis tiek esam du atskiri gyvenimai, bet mes pasiruošiam, kad mes eisim kartu gyvenimą, kad mano laikas yra tiek pat svarbus, kiek ir tavo laikas ir aš pasiruošęs esu gyvensiu tavim. Tai mes nesam, kad ten viens gyvenims, kad čia susilieja ir mes be tavęs aš negaliu gyventi. Ne, aš galiu gyventi be tavęs, bet aš pasirenku gyventi su tavim. Žinai, man labai gražiai nuskambėjo toks sąmoningas suvokimas, kad kai kalbam apie santykį ir ypatingai kai jisai tik kuriasi, kad labai svarbu suvokti, kiek laiko aš galiu skirti. Ir kai tu dabar turi statai tą verslą ir jisai tikrai reikalauja verslo statymas daug laiko, natūralu, kad tas asmeninis gyvenimas gali nukentėti, nes negalėsi skirti dar papildomai 24 valandų, nes te turi 24 valandas. Bet ar esi pasiruošęs, ta prasme, aš suprantu, kad gyvenimas, žinai, tau dar, net neįpusėjęs to gyvenimo esi, bet kad gali priimti gyvenimą, kad gyvensi vienas, pasaulietinį gyvenimą, gal atiduosi save žmonėm per jogos studiją, per verslą, bet taip ir liksi vienas. Negalvojau dar. Bet
Aš nesijaučiu blogai būdams vienas. Aš va tame ir yra Ne problema, aš manau, čia labai gerai. O kad, ta galimybė būti vienam, aš labai vertinu. Pavyzdžiui, jeigu turi ten kelias minutės pabūti vienas, tiesiog pasėdi tyliai, pabūni. Gali nieko nedaryti. Pabūti gamtoje. Aš čia buvau išvedęs savo bendruomenę į miško terapiją. Ir aš taip džiaugiausi, galvoju, wow, kaip fainai. Ja. Tai žinai, mes kartais tiesiog galvojam, kad meilė mus atveda kažkur, ar mes dėl meilės to noro patirti, bet iš tikrųjų aš tikiu, kad yra kažkoks vedimas, galbūt iš aukščiau, kad mes turim realizuoti save kaip žmogų pirmiausiai. Ir vienas dalykas tą daryti ašrame, kai yra sukurta struktūra, kai nereikia tiek daug įdėti pasirūpinti viskuo. Teisingai. Kitas dalykas - daryti tą patį, rūpintis kitais ir kartu savimi pasaulyje, jau ne ašrame. Ir čia, man atrodo, reiškia tikrai gyventi gyvenimą pilna apimtim. Tai gerokai daugiau iššūkių yra. Nes tai, kad tu patyrei ašrame, tikiu, kad tai yra tavo kaip priemonės įrankiai, kuriuos tu gali atsinešti čia. Ir kai tau reikia stiprybės, tu gali atsiremti juos. Bet kad iššūkių turi dabar gerokai daugiau, tai kažkodėl to irgi neabejoju. Yra tikrai Indijoje vienas iš geresnių dalykų, kad žmonės puoselėja savo šeimos gyvenimą, tarkim, artimos šeimos, pusbrolių, pusseserių, tetų, tetyčių visokių. Tai aš dabar kelis kartus į metus mes visi susitinkam, pasibūnam. Tai mano mama jaučiasi vėl, kad yra šeima grįžus kartu gyventi. Labai gražu. Tu čia tikiu, kad mūsų klausys žmogus, kuris, o gal net ne vienas žmogus, kuris patirs dvejonės, ką jam daryti ir žino gyvenimą, kurį gyvena, gal jam ir nepatogu jame, bet širdis šaukia kažkur kitur, bet nežino, kaip ten bus ir baisu atsisakyti to, ką turi. Gal tu gali, iš savo patirties, kadangi ne kartą tavo gyvenime tau reikėjo priimti tokius sprendimus, duoti kažkokį patarimą ar patarimus, įžvalgas, į ką galėtų tas žmogus atsiremti, kad pasirinktų lengviau tokioje situacijoje. Tai taip, pas mes, aš būdavau programai Sadnoj Padoj, kur kiekvienais metais po 1000 žmonių atvažiuodavo taip pasimetusių, nežinodami tiksliai, ką daryti gyvenime. Tai vienas, ko nedaryti, tai priimti sprendimą, kai mes esam nuliūdę. Kai, pavyzdžiui, mes esam supykę ar nuliūdę. Nes kai mes esam nuliūdę, mes niekados nepriimsim gero sprendimo savo. Aš niekados nesu gero sprendimo priėmęs link savo gerovės, kai esu liūdnas ar kažkas blogo atsitikė. Aš čia nebesišnekėsiu su tom žmogum, viskas žinai labiau. Ne, o jeigu yra tokia kaip ieškojimo klausimai, tai geriausias dalykas yra atsitraukti. Tai jeigu turit galimybę, pavyzdžiui, man labai kas veikia, tai eiti į mišką arba prie upių kur nors. Tai jeigu galit ar 2 dienas, ar kažkiek laiko skirti, atsitraukti nuo kuo daugiau nuimti, kas neslegia, o skirtingų versijų savęs. Ten būti vaikas kažkam, tėvas kažkam, direktorius kažkam, padėti telefoną į šoną ir tiesiog pabūti aplinkoje, kur tu gali būti su savimi, ar tai būtų aktyviai ar neaktyviai, ir tiesiog išgirsti save. Ir kai tu išgirsti save, tai tada nepamiršti, ką išgirdai. Ir kai būna sunku, grįžti atgal prie to momento tada tiesiog. Tai jeigu taip tikslingiau, ką daryti, kai norint išsiaiškinti, tai priimti sprendimus, kai esi laimingas ir geroj nuotaikoj. Čia ne apie to, kad išgėręs, ar žinai. Bet kai esi natūraliai geroj nuotaikai, malonioj, esi savo atmosferui ir kai esi laimingas ir kai esi atsitraukęs nuo visuomenės, kai esi atsitraukęs nuo kažko tai. Tai jeigu priėmė sprendimą, tu matai, kad aš galiu taip gyventi ir tada tiesiog pažiūrėti, ką reikia daryti, kad nueiti ten. Kokius man žingsnius reikia atlikti, kad nueiti ten. O jeigu nežinai, tai visada yra gerai išmokti kažką naujo, jogos ar sakau, daryti tai, kas veikia tau. Pavyzdžiui, joga gal neveikia tau, gal tau veikia rytų kovos menai, gal tau veikia kažkokia sporto salė. Tai daryti tai, kas tau veikia, o ne kažkokiam kitam aplinkiniui. Aišku, aš sakysiu jogą. Tai.
Taip. Ir paskutinis jau klausimas tau šiandien, vis dėlto baigsim apie vertybės. Ką tu manai vertybės duoda ir kodėl rekomenduotum žmonėms ją žinoti? Turiu omeny savo, žinai, vertybės, ne apskritai kokios vertybės yra, bet žmogui skirti laiko, suprasti, kas jam yra vertybės ir ką jos duoda. Duoda lengvumą, kad tu gali žinot, kas tu esi. Nes mes priimam sprendimus, palei kokias mes turim vertybės. Ir jeigu tu negali priimti sprendimo kažkokioj tai situacijai, labai sunku, labai greitai pasidaro. Ir jeigu tu žinai, kad tu esi mylintis, jeigu tu žinai, kad tu esi dėkingas, jeigu tu žinai, kad tu esi malonus, jeigu tu žinai, kad tu esi nuoširdus, tai tu gali priimti sprendimus palei tai, koks tu esi žmogus. Tai yra labai svarbu žinot, koks tu esi žmogus. Ir būdams tyloj, tu tada sužinai, koks tu esi žmogus. Nes mes labai lengvai galim savo gyvenimą užpildyti dalykais, kad nepastebėtumėm, kas mes esam. Ir kai mes užpildom dalykus, atrodo mes bėgam. Oi, aš čia tą darau ir atrodo mes tiek daug darom. O kai mūsų paklausia, o tai kas tau yra svarbiausia gyvenime dabar? Mes negalim atsakyti. Tai reiškia, kad mes nesam įsigilinę. Tai yra labai svarbu žinoti tas vertybės ir jos irgi keičiasi. Tai pastoviai klausyti savęs. Tai kas tau yra šiuo metu svarbiausia gyvenime? Dėkingumas ir meilė tikriausiai. Ačiū tau. Jo. Tai ačiū Tudžia labai už tavo laiką, kurį skyrei šiandien, už tokį nuoširdų, tikrą pokalbį ir be galo dėkoju už drąsą parodyti savo jautrumą, nes kaip tu ir sakei, kad augam tokioj kultūroj, kur vyrų jautrumas yra atmestas, tarsi vyrai yra ne žmonės, o kažkokie geležiniai asmenys, kurie nejaučia ir iš to kyla daug problemų. Tai tikiuosi, kad tai įgalins ir vyrus, kurie klausys mūsų, išdrįsti pažinti tą savo jautrą dalį. Aš manau, kad čia tik graži forma, kaip tu gali savo jausmus perteikti. Ačiū tau labai. Ačiū. Dėkui tau, kad skiri savo laiką ir žiūrėjai paskutinę šio sezono tinklalaidę. Jeigu kartais dar mūsų neprenumeruoji, paprašysiu paspausti mygtuką prenumeruoti, nes rugsėjo mėnesį sugrįšim su nauju sezonu ir naujomis laidomis. Ačiū tau dar kartą ir gražios vasaros.